Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja. Šį kartą ne prie vandens, bet ne už kalnų jau čiupsiu spiningus į rankas. Bandysim viliot turbūt artimiausių metų ešerį. Vėliau ateis lydekų metas, starkiai, gal koks šamas. Šiemet susivilios mūsų pateikiamais masalais ir turbūt jau kaip ir tradicija tapo, tai kasmet prieš sezoną papasakosiu, kaip ir prieš tai pasakojau sezoną, taip ir dabar papasakosiu, kokiais kotais gaudysiu šį ateinantį sezoną. Papasakosiu, kuriais prieš tai gaudžiau sezoną ir galbūt rasite tai, ko jums reikia, išsirinksite tas, kas jums tinka. Nes, kaip žinia, tikrai iš tikrųjų aš nemažai žuvauju, 4-5 dienos, būna ir 7 per savaitę. Tai visgi manau, kad padės jums išsirinkti tą kotą, kokio jums turbūt labiausiai reikia tam tikrom sąlygom. Ir pradėkim turbūt nuo drūčiausių, kiečiausių kotų, kuriais pernai gaudžiau lydekas, starkius tiek Švedijoje, tiek Lietuvoje. Tai Major Crafto Sienna 20-80 gramų. Iš tikrųjų drūtas, kietas kotas tiek Švedijoje, tiek Lietuvoje puikiai susidorotėjo su didelėm lydekom ir gaudžiau juo išskirtinai dideliais masalais gumom. Tai ganėtinai galima pasakyti, jisai turi tokios, čia rašo, kad iki 80 gramų, bet mėčiau aš su juo apie 120-130 gramų. Buvo guma plus galvakablis ir viskas ten tikrai labai gerai gavosi. Jo ilgis yra 8,2 pėdos. Nu tikrai toks drūtas kotelis, metrais čia apie 2,50. Tai galima tiesiog, kas mėgstate ir kas gaudote, tiek su laivu gaudėme, su juo gaudžiau aš. Dariukas taip pat mano geras bičiulis Norvegijoje, tiek ir mėtant galima drąsiai su juo meškerioti. Kitas kotelis truputėlį liaunesnis, irgi Major Crafto Sienna CNS 802H. Užmetimas nuo 15 iki 60. Žiauriai smagi meškerytė, nors ir atrodo į ranką paėmus tokia ganėtinai drūta. Ilgis jo čia, jeigu metrais, apie 2,4, 2,5. Tai gaudžiau su juo ir mažesniais masaliukais, gaudžiau juo starkį. Kaunomary, kada reikėjo to tokio sunkaus džigo, 30-35 gramai galva plus guma. Žiauriai gerai, iš tikrųjų buvo tiek starkiui, kaip reikia prakirsta jo kietą snukį, tai segė jisai tikrai puikiai, tiek tas pačias lydekas. Su šitu dar net dažniau iš tikrųjų gaudydavau liaunesnių kotelių nuo 15 iki 60 negu su tuo iki 80. Aišku, viskas pagal masalo dydį, pagal svorį, bet tokia nėra jau baisiai ta tokia drūta, bet podrūtė meškerytė, galima pasakyti, būtų taip turbūt. Ir smagi, skambi ir tikrai galite rinktis ją sunkiam džigui, tai pačiai pelaginiai lydekai, kas gaudote, ir tikrai nenusivilsite. Šiemet jau prisiminsiu, nepradėsiu, anksčiau daug gaudžiau castingų. Tai irgi kotas, kurį išbandėm su Dariuku Norvegijoje, Švedijoje, kada gaudėme didelės tas lydekas, didelius starkius, pelaginę tą vadinamą žuvį, tai
Irgi Major Crafto P-Cat Custom agituoja užmetimą nuo 50 iki 150 gramų. Maksimalus rašo užmetimo gramatūra 200 gramų. Tai irgi dariukas gaudė su jie žiauriai daug. Norvegijoje praktiškai praeitą visą sezoną ir paklausęs jo kaip, vienareikšmiškai sakė tikrai geras kotas, tiek gaudant laivų tą pelaginę žuvį, tiek mėtant. Jisai ganėtinai daug mėto, tai sakė tikrai modulį nesugalvosi ir imk tą kotelį tikrai nenusivilsi. Tai šiemet aš juo tikrai gaudysiu daugiau negu, turbūt castingų daugiau net gaudysiu negu paprastą ryte, kaip prieš tai gaudydavom. Tai daugiau turbūt galėsiu aš apie jį papasakot gale sezono ar kito sezono pradžioj, bet kas liečia tą kotą tikrai drūtas ir nėra toks sunkus, aš galvoju, kad tikrai čia bus topas šių metų mano, nes, dariukas irgi daug meškerių perleidęs per savo rankas, bet tikrai sakė nesugalvos ir imk šitą. Taip. Einame prie truputėlį jau lengvesnių įrankių, tai Major Crafto Crossstage'as. Irgi pernai žiauriai daug gaudžiau aš juo. Crossstage'as CRX 862MW. 8,6 pėdos ilgis, metrais tai gaunasi 2,60 su trupučiu. Ar aš juo gaudžiau tiek nuo kranto Nemune. Šapalas, salatis, ta pati lydeka ant džigelio, ešerį, kur kažkur, kur sunkesnio reikia to džiko, tokiose kaip Kauno mariose gaudėm. Vienu metu 15-18 gramų reikėjo galvos, juo gaudėme, tai jisai rašo 7,21 gramas, bet tarkim kaip ir gaudžiau vobleriukais, tiesiog tą vobleriuką 7-6 gramų puikiai meta, jinai tokia yra, tokia truputėlį lyg šlangutė, nors rašo iki 21 gramo, tačiau jinai tokia, kada spjauna masaliuką, va tai va pakračius atrodo, kad kaip ir šlangutė, masalą meta gerai, kad ir tą lengvesnį, tačiau įkirtus žuvį puikiai dorojasi su ta žuvim, kada tarkim ant džigelio to pačio irgi viskas ten su jie tikrai gerai. Tai jeigu kažkas galvojate ir nuo to pačio kranto, ir iš tos pačios valtys, jeigu norite to tokio, turbūt vienas iš universalesnių spiningų, kada reikėtų gaudyti ten, tarkim, starkinę su baisiai sunkia galva, lydeką, ar ten ešerį kažkur iš sunkesnių, gramatūra sunkesnė, tai tikrai vertas grieko kotas. Taip. Toliau. Turbūt jau suprantate iš mano šypsenos, ką aš dabar čia pasiėmiau į rankas, tai turbūt šitą meškerę rankose laikiau daugiau kartų negu savo dukrą paėmęs už rankos praeitam sezone. Tai Major Crafto Agido nuo 1 iki 15 gramų 7,2 ilgis. Tai čia apie 2,20-2,19 metro ilgis ir realiai, kas mane sekate, matėte turbūt, kada gaudžiau ešerius, tai praktiškai daugiau nieko kito ir nenaudau, kada reikėjo gramatūrą naudoti ten, tarkim, 5, 8, 10, 12 gramų, kas mano kraštuose yra toks dažniausiai naudojamas svoris gaudant ešerius, tai jeigu reikėtų iš tikrųjų daug meškerių ir aš turėjęs per savo gyvenimą, tiek aukštos klasės, tiek prastesnės, tačiau jeigu reikėtų pasirinkti vieną meškerę ešeriui, vienareikšmiškai rinkčiausi Agido Major Crafto nuo 1 iki 15 gramų. Kodėl? Aš juo gaudžiau tiek džigeliu, tiek paternosteriu, tiek dropshotu, tiek džigrigų.
pasiėmei vieną meškerę ir praktiškai tu gali gaudyti visais būdais. 15 gramų, kada gaudžiau. 15 gramų plus guma, jau tokia atrodo, jinai truputėlį per silpnoka, tas toks gaunasi, galbūt norėtųsi tokio griežtesnio to išmetimo, kada gaudai džigų į tą viršų. Taip jau su 15 plus guma, tai kažkaip jau sunkokai, bet iki 12, ko mūsų kraštuose, kaip jau minėjau, labiausiai reikia, nu tai iš tikrųjų tobulas įrankis. Jei gaudžiau net su 3 gramukais. Vasarą ten kažkada saulytė švietė pliaže su šeimyna, turškėmės ir gaudžiau 3 gramukai plus guminukas ir puikiai jaučiasi tiek tas pats kibimas, tiek tas pats dugniukas, kada pasiekė musaliukas dugną. Tai jeigu kas liečia ešerį, plus irgi daug iš tikrųjų draugų, klientų yra įsigiję šitą įrankį, nu, iš nei vieno neišgirdau kažkokio tai blogo atsiliepimo, nes kai kas net ir su juo, kaip čia pas mus populiaru yra plaukti Nemunų valtim, gaudo tais pačiais vobleriukais, puikiai doroja salatį, tą patį didelį šapalą ir, žodžiu, viena iš universaliusnių meškerių, turbūt galėčiau tai pasakyti. Universaliausia. Gal toks būtų geriausias apibūdinimas šito kotelio. Sekantis kotas Adžido. Taip pat Major Crafto, bet čia jau jis yra nuo 3 iki 24 gramų. Ilgis jo, ilgis 8-3 pėdos ir to. Aš jos, atvirai pasakysiu, nesu dar bandęs, išbandysiu aš ją šiemet tikrai. Tai tokia meškerė turbūt starkiui lydekai labiau tinkama būtų. Ešeriai mano galva truputėlį toks per drūtas galima būtų, gal taip įsireikšti. Nu, nebent kažkur tai mariose, kas mėgsta gaudyti. Manau, kad 10 gramų jau jisai tikrai puikiai skambės. Čia rašo nuo 3 iki 24. Su 3 nežinau, bet su 3 mano galva paėmus iš pirmo žvilgsnio, kada nepagaudęs, negaliu nieko tikrai pasakyti taip konkrečiai. Bet 3 manau nelabai, bet nuo kokių turbūt nuo 10 iki tų pačių, kaip rašo, čia 24 turėtų tobulai jisai dirbti. Čia toks kaip Adžidoto, kur nuo 1 iki 15 broliukas, taip ir yra, čia ta pati meškerės rūšis, tačiau tik tais gramatūra skiriasi, tai irgi mano galva čia tiek džigeliui, tiek tam pačiam vobleriukui galima ir nuo kranto ilgis toks kaip ir tinkamas krantui, nu jis nėra trumpas, tam pačiam krantui, tam pačiam ir valtyje sėdint, jisai tikrai nebus blogai, bet išbandysim ir papasakosim daugiau turbūt. Na ir mylima iš tikrųjų mano meškerytė, tai yra Pinpoint, toks įdomus pavadinimas, GAD firmos, dukterinė turbūt kompanija, čia galbūt taip galima įsireikšti, dukterinė, ar čia kažkokia tai turbūt atšaka Pontoon 21 kompanijos, ir kotelis iš tikrųjų ekonominės yra klasės, bet nu žiauriai fainas. Aš su juo, čia pas mane dabar yra 2,26 cm ilgis ir nuo 1,8 iki 10 gramų. Nemune plaukiant irgi, kada mėgsti plaukt, mes dzūkai mėgstam tikrai ir šiemet vėl turbūt plauksim, kada prašils. Jeigu tarkim, reikėtų pasirinkti kotelį, ten jis ekonominės klasės, tai visgi aš rinkčiausi tikrai šitą, nes, nu, plus jų gramatūrų yra tikrai įvairiausių. Ir, tarkim, kaip ir čia dabar nuo 1 iki 10 mano tas, bet mėčiau aš su juo ir net 15 gramų ten blizgį ar kažką, tai, nu, žodžiu, toks tikrai darbinis kotelis ir
Galite pasirinkti tikrai pagal savo poreikius. Ten yra nuo 1 iki 5 turbūt ir ten iki 7, nu žodžiu, daug visokiausių, taip kad tikrai pagal ranką galite išsirinkti pagal poreikį, tarkim, jeigu ešeriui ten, aš kaip ešeriui labiau naudoju tą adžido nuo 1 iki 15, tai man šitas toks daugiau lieka šapaliokui, nemune, lydekaitėm ten, nu žodžiu, toks smagus ir darbinis kotelis. Ir apie ką papasakau dabar apie šitas meškerės, tarkim, kaip Sienna, Cross Stage'as, Pike Custom, Adžido, Pinpointas. Čia tai, ką naudoju aš. Tačiau yra tikrai ganėtinai dar daug jų visokių kitokių gramatūrų. Čia, tarkim, pagal mano sąlygas, kokiose aš dažniausiai žuvauju, tai papasakau apie tai, tačiau kas žiūrėsite, kas norėsite savo išsirinkti kažką, tai tikrai tų gramatūrų yra galybė ir kiekvienam pagal poreikius galite. Ir visa tai, apie ką aš kalbu, tiek šioj laidoj, tiek visose kitose, galite įsigyti triturusfishing.com internetinėje parduotuvėje. Tų kotų, aišku, ir pas mus parduotuvėje Alytuje yra Kauno gatvėje Kem 2 praktiškai visi, nes visgi daugelis žmonių ateina pas mane, paklausia kaip kas, ant ko, kuo, tai kažkaip tai stengiasi patart ir papasakot tą, su kuo pats esi gaudęs, o ne burt ten iš kavos tirščių. Tai galite įsigyti triturusfishing.com, galite turbūt pas mus Alytuje irgi, galbūt ne viskas būna, bet dažniausiai viskas būna. Ir po laidos, kada bus aprašymas irgi apie visas meškeres, sudėsim, kad galėtumėte tiesiog pasižiūrėti, pašniukštinėti, pasirinkti savo tinkamą gramatūrą. Ir turbūt tiek, bičiuliai. Susitiksim jau ant vandens, manau, ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ačiū, kad prenumeruojate ir ačiū, kad dalinatės. Iki.